Sveiki visi, eilinis šeštadienis ir Double Dunk, kalbam apie Eurolygą ir dvigubą savaitę prabėgo ir iš karto kvizas jums visiems, kada kita dvigubą savaitę Eurolygoje, vat, kaip jūs galvojat, kada ponas Algimantai ir mūsų... Aš tai galvoju, kad dabar negreit, nes labai negreit laukia pertrauka savaitės ir kada čia bus po 3 savaičių. Kitą dvigubą savaitę turėsim kovo 24-27 dienomis, Žalgirio tarkim. Tai čia po daugiau nei mėnesio, pusantro mėnesio reikės... Dvigubą savaitę. Taip, dvigubą savaitę, taip, dvigubą. Tai dabar labai ilgai neturėsim dvigubų savaičių, vis po vieną mačą per savaitėlę reikės žaisti ir tai bus prieš paskutinę dvigubą savaitę, nes dar viena liko Eurolygoje ir baigsis reguliarus sezonas. Tai turim šiandien vasario 7-ąją, tai kitą kartą dviguba bus 24 dieną Žalgirio, tai pusantro mėnesio tokio reiškinio nebus, tai kitą kartą, kai žaisiu, bus pavasario galas, jau tikėsime, kad laukia bus ne -6, bent +16 gal, žinai, nes kovo pabaiga bus. Greit laikas bėga, mane tos dvigubos savaitės greit bėgo, daug jų buvo labai intensyviai, dabar taip atleišiu. Ir kad per tą dvigubą savaitę iš +16 iki -6 nenueitų Žalgiris outsideriai žaisdamas. Tai irgi lygiai taip pat. Tai jeigu žiūrit, prisijunkit prie mūsų kanalo, paspauskit laiką, prenumeruokit kanalą. Šiaip pirmadienį LKL Danko, kas nematė, dar galit sudalyvauti žaidime laimėti Krekenavos, kai norisi mėsos prizų. Tai būtinai užėjkit, pasižiūrėkit, prenumeruokit kanalą, pirmadienį naujas podcastas, jeigu Tautvydo automobilis nesugės ir vėl galimybė laimėti prizų. Tai viskas arba man įdėlės, kas nors neįvažiuos. Nu, tau čia mažesnė tikimybė, žinai. Gal tokių šalčių nebus ir dizelį šį kartą nepaves. Tai va. Gerai, Žalgiris laimėjo prieš Monaką, seniai buvo ir neįdomu. Įdomu buvo tai, kas buvo vakar. Bet aš taip algi žiūriu, mums taip sukrenta, kai būna dviguba, Žalgiris pirmas rungtynė visai laimi lengvai, mums net nereikia kalbėti. Mes tokio pesimizmo labiau, ant tokio negatyvo tokia. Išstojom visada žinai, blogesnių rungtynių. Nu taip, bet šiaip, žinai, jeigu dabar būtų, tarkim, pralaimėję Anadolu antradienio, vakar laimėjo prieš Monaką, nu mes neturėtume tiek daug ką kalbėti. Nu, taip, nes ten buvo labai lengva, žinai, nieko įdomaus. Dabar pralaimėjimas Anadolu ir vėl net nežinau, kaip čia pavadinti, vėl toks Žalgiris, vėl net pažįstamas. Jau pirmam kėliny, kai pradėjo Anadolu svaidyti tritaškius, galvoju, ne, čia gerai nebus. Vėl ta pati istorija, kur vėl gynybos išvykoje nėra. Ir vėl tas pats ir net nežinau, nuo ko čia pradėjo. Turbūt nuo to, kad Anadolu labai protingai atakavo susikeitimo gynybą, pastoviai ieškodami Francisko ar ne. Ir kai ateina pagalba, ramiai sau tritaškiai, vienas, bam, bam, bam. Labai šitas planas Laso labai geras buvo. Keista, kad kitos komandos nelabai tai bandė daryti. Jo, iš tikrųjų, atrodė, kad tarsi būtų turėję daug laiko ruoštis, nes jie taip labai akcentuotai, labai organizuotai, tą kamuolį nuvesdavo į apačią ir ten tada dvigubą gynybą ir jau ieško to atmetimo į kampus. Tai matėm, susimetė Daužeras, susimetė kiti metikai, 6 tritaškiai pirmajame kėlinyje, paskui jau ten prametė, bet paskui dar vieną įmetė, žodžiu, tritaškiai buvo didelė problema. Ir jie atėjo visi grinai atakuojant tą Žalgirio susikeitimo gynybą. Tai paskui pasikeitė ta situacija tada, kada išėjo Gosas, nes Gosas jis yra vis tiek didelis kūnas, jis tikrai gerai labai kovoja su tais dideliais, neleisdamas jiem priimti kamulio, išstuminėdamas toliau šiek tiek ir kai tu išstumi didelį žmogų toliau nuo krepšio, tada tau jau nebereikia jo dvigubinti iš esmės, jis jau nebekelia grėsmės. Tai taip, kaip jisai keltų, sakykime, priėmęs kamuolį žemai. Tai kai tau nereikia jo dvigubinti, tada neatsidaro ir tos prerijos, sakykime, prie tritaškio linijos, kur ten laukia metikai. Tai Gosas buvo labai svarbu Žalgirio gynyboje ir matėm paskui puolime irgi, jisai tikrai pasiėmė ant savęs nemažai, patempė ir didelę dalim tą Žalgirį laikė rungtynėse toje atkarpoje ir ten tik paskui trečiajame kėlinyje vėl ta pati situacija, nuo pat pirmų minučių vėl Anadolu gerai užatakuoja tą susikeitimą, vėl -10, tada jau reikėjo tubelio įstraukimo. Tai va tokie kalneliai. Gaila, kad pabaigoje trūko solidumo paprasčiausiai, ne pirmą kartą Žalgiriui lemiamomis minutėmis uždarant tokias rungtynės su tokiais outsideriais, sakykime, pritrūksta tokio paprasčiausio solidumo, kas iš tikrųjų ir skiria turbūt tas geras komandas nuo tokių vidutiniškų, nes tos geros jos užsidaro net ir prastai žaidžiančios tokius mačus su tuo, ką reikia, žinai, aplošti, o Žalgiris to nesugeba padaryti. Ir jo, Goso tie 3 tritaškiai, kai jis išėjo, realiai palaikė gyvybę, nes tada jau ta atkarpa tokia labai liūdna atrodė, bet tie 3 tritaškiai tokie labai gerai patraukė.
Jo, to solidumo ir Anadolu kaip atsigavo, kokia apgailėtina buvo, sugebėjo Valencija laimėti dominuodama tose rungtynėse, jokių problemų nesukėlė, plus 20, visai kita komanda ir polimas atsirišo, atrodo jau visi ir pataikyt gali, ir visai kiti žaidėjai, nepaisant to, kad Kordinė nėra, bet Lloydo sugrįžimas praktiškai atrakino komandą, nes su jo sugrįžimu 2 savaitės metu būtent Lloydas tempė komandą paskui save, kur mes jam žaidžiant dar mes turėjom daug pretenzijų, kad jis nepateisino lūkesčių, prastai žaidžia, bet dabar grįžus abejos rungtynės laimėtos ir jisai buvo vienas svarbiausių tų žmonių. Tarkim, man labai taip gaila atrodo, kaip Vėleris Babas pastaruoju metu taip tragiškai žaidžia, bet prieš Žalgirį sugeba 13 taškų įmest, kur pastarosios rungtynės minusiniai balai, ten taškų nėra, pražangų prisirenka. Prieš Žalgiris ramiai savo 7 tritaškius įmeta, 3 pataiko, ten vieną prasiveržimuką padaro. Vėl atsirakina tie žaidėjai, kurie pastaruoju metu buvo uždaryti. Jo, čia, žinai, klasika visiškai, mes turim tą pačią situaciją, savaitėm iš savaičių. Aš čia prieš keletą dienų rašiau, kad mano akim šita komanda turi realiai potencialą žaisti finalo ketvirtį. Gal tai skamba labai juokingai, bet kažkam, bet pasižiūrėkit į sudėtį, pažiūrėkit kokia situacija. Žalgiris turi MVP kandidatą, turi 4 numerį, kuris būtų elitiniai komandai startinio 5, 4 numeris šiuo metu, aš manau, su tokiu žaidimu. Turi, kaip bežiūrėsi, vieną, sakykime, geresnių, ryškesnių puolime centrų visoje Eurolygoje pagal skaičius ir turi vieną geriausių atakų organizatorių, kuris geresnis Vokapas ar Gosas dabar šiuo metu. Ko gero imtum Gosą, jeigu jisai, sakykime, yra formai sveikas, ne? Jeigu sakytum Micičių ar Gosą, tai tikrai. Tai čia kita tema, dar nueisim. Tai aš noriu pasakyti, kad šiaip Žalgiris turi įrankius išeiti šešetą. Ir tą rodo ir žaidimas, rodo visi skaičiai. Žalgiris turi geriausią plius minusą. Žalgiris turi daugiausiai triuškinamų pergalių per visą klubo istoriją. Žalgiris, ta prasme, N rungtynių prieš geras komandas dominuoja. Aš pasiskaičiavau, kad realiai Žalgiris laimėjo 7 iš 9 rungtynių prieš komandą su teigiamų pergalių pralaimėjimų balansu šį sezoną. Su neigiamų pergalių pralaimėjimų balansu laimėjo 5 iš 15. Tai čia yra pagrindinė problema, nes realiai komanda gali talento užtektinai, kad patektų į tą šešetą, bet problema yra ta, kad Žalgiris tiesiog yra nesubrendęs toks jausmas. Yra per daug vaikiškas, žaisdamas su tom silpnom komandom. Daro per daug klaidų, nenusiteikia, sprendimai prastoki kartais ir iš trenerio pusės jau ne pirmą kartą matom. Šiandien šitose rungtynėse galbūt, čia aišku, dabar galima irgi pilti kažkiek, sakyti, čia buvo ten kai kurie žaidėjai, Giedraitis, Ulanovas, kodėl žaidė galą, taip toliau, bet nemanau, kad čia buvo esmė. Šiaip bendrai paėmus, sakykime, vėl, Masiulis yra augantis treneris, pirmas sezonas buvo tų rungtynių, kur tikrai buvo klaidų ir jos tikrai atsiliepė rezultatui. Ir labai daug tokių dalykų, kurie, sakau, skiria tokia vidutinė komanda nuo geros, sakykime. Tai Žalgiriui to solidumo labiausiai ir trūksta, tos koncentracijos, to fiziškumo, ypač gynyboje, žaidžiant su silpnom komandom. Ir realiai pribarstyta tiesiog per daug taškų, kad tą potencialą įgyvendintum. Bet, sakykime, taip dar laiko yra. Dabar yra situacija tokia, kad 11 turų liko, 7 rungtynės namuose. Galima patekti turbūt dar į tą šešetą, bet dabar jau reikia pradėti laimėti serijas. Ta prasme, reikia pergalių serijų, ko nebuvo turbūt nuo sezono pradžios. Šiaip pasakai 5, bet man atrodo daugiau. Aš dabar, tarkim, žiūriu, prieš Virtusą kartą laimėta, prieš Bayerną kartą laimėta, prieš Baskoniją kartą laimėta, prieš Partizaną laimėta, Paryžių laimėta. Ne pagal dabartinį rezultatą žiūrint, o tuo metu, kai žaidė. Tuo metu, kai žaidė. Jo, ne pagal dabartinį lentelę žiūrint. Ne. Ok, nes dabar jeigu taip, tai 7 būtų. Jo. Jo, ir vakar tie sprendimai vėl, tu išvardėjai daug gerų elitinių žaidėjų, bet mes neturim gerų elitinių pagalbininkų. Vis dėlto su visa pagarba Ulanovui, Butkevičiui, Biručiui, Brazdeikiui, jie negali būti Eurolygos 6 komandos žaidėjai. Gaila, kad jie yra lietuviai. Man labiausiai gaila. Butkevičiaus tik tais. Gerai, jis gynybinė, tebūnė. Gerai gynybinis, jo, teisingai. Bet visa kita, jie negali padėti. Ir man labai gaila, kad mes neturim, ir aš taip žiūriu, žinai, Žalgirio sudėtį, ar mes galim kitam sezonui prasivalyti ir pasimti žaidėją, bent jau kuris turėtų vieną įgūdį. Pavyzdžiui, vieną žaidėją, kuris mestų gerai tritaškius, kitą, kuris gerai gintųsi trečią, kuris gal dar kažką duotų. Nes dabar mes turim krūvą žaidėjų ir nei vienas iš jų neduoda kažko vieną gerą
gero dalyko. Nesutikčiau, pavyzdžiui, Butkevičius tikrai yra. Tai Butkevičius, aš jį išimu. Jo. Rolę žaidėjų, taip. Bet jisai vakar tragiškai žaidė, atleiskit. Vakar Minus 18 plus minus labai gerai. Vakar parodo, tai buvo prastos rungtynės, bet, sakykime, prieš tai buvo nebloga jo atkarpa ir puolime ten susimesdavo kažką. Nu, jisai gynyboje tai vis tiek duoda, negali sakyti, kad... Sirvidžio net neleidžia, pavyzdžiui. Apie Sirvidį kalbant, taip, tai čia viskas. Jau čia vat konkretus atvejis, ne, kur buvo planuota matyti, kad čia turėsim sniperį, o gavosi, kad, nu, tu iš esmės turi žaidėją, kurio tu net nelabai gali naudoti, nes tu iš čia nelabai ką gausi. Bet iš Brazdeikio irgi nieko negauni. Brazdeikio irgi nieko negausi, taip. Iš Lanovo irgi. Atleiskit, tai bet vakar tą ataką, kai po taimautų jis eina centruoti, kas čia blemba per sumanimas? Tai čia mes grįžtam vėl ir prie trenerio, ne, kur, sakykime, nu, mokosi dar Masiulis, dar pasitaiko tų tokių sprendimų, tokių sumanimų, kur čia dabar šitose rungtynėse, o prieš tai atsiminkim, žinai, kaip per Brazdeikį žaidė, ta prasme, lemiamoje atakoje. Nu, vėl ant lietuviukų stumia kažkodėl. Kodėl, žinai, kodėl tą reikia daryti? Tai jeigu tu turi tą patį Gosą, taip žaidžiantį rungtynės Francisko, ta prasme, tą patį gali bandyti per tą patį Wright ar tą patį Tubelį žinai, galop. Bet tu eini žaisti per Ulanovą, nes tu ten matai kažkokį pranašumą, ten prieš jį gynasi, neatsimenu, kas gynėsi, bet mažesnis žaidėjas. Ir puolime baudą. Ir tada puolime pražangą užsiminėjant padėti. Tai čia tokie, sakykime, iš trenerio pusės dar augimo dalykai. Bet šiaip žiūrint į tuos rolę žaidėjus, nu, sutinku dėl Sirvidžio ir Brazdeikio tikrai, dėl Biručio irgi faktas, Žalgiriui trūksta backupo centro, kaip bežiūrėsi, nes, nu, Birutis išeina... Tai pala, 5 kamuolius nuėmė, ko tu nori. Tai per jį, tu matai per jį kiek taškų. Tai aš juokauju. Išeilė 7 taškai. Man, žinai, man buvo taip gaila įžiūrėti, jis išėjo ir Kajus Džonsas 2 su bauda kalą ir jis stovi jau dega viduje, tu jau iškart degi, iškart pirmame epizode tu degi. Jo, tas toksai, žinai, psichologinis dar momentas, bet, nu, visiška tragedija gynyboje, faktas, ta atkarpa, dar tas kamuolys, tas perdavimas po atkovoto kamulio. Bet šiaip žiūrint, gerai, yra Butkevičius, Giedraitis gynybos žaidėjai, yra Slyva, kuris, nu, sakykime, nuo suolo kaip 4 numeris stretch 4 savo, sakyčiau, rolę išpildo ir yra Modolo, kuris, sakykim taip, nuo suolo kaip kombo gynėjas, taip jisai turėjo prastų rungtynių, taip turi to nepastovumo, bet pastaruoju metu šiaip buvo tikrai neblogų atkarpų pas jį. Bet čia 6 žaidėjai, jeigu taip sudedant viską, ne? Tarkim, Williamsas, Francisko, Wrightas, Tubelis, Lo, Slyva ir Butkevičius. Nu, kiek čia? 7. 7. Jo, nes Ulanovo aš nededu ten. Taip. Ulanovas, jeigu būtų ne lietuvis, Žalgiris ne jo nebūtų. Tai sakyčiau, vieno dar kažkokio solidesnio žmogaus, jeigu Žalgiris dar kažkokį vieną turėtų solidesnį, jeigu tas Ulanovas, sakykime, būtų stabilesnis ar kažkuris iš tų lietuvių dar truputį geriau žaistų, tai tada taip, tada, žinai, ta sudėtis būtų kaip ir tikrai visai solidi, bet, nu, tie lietuviai, kaip sakyt, yra kokie jie yra, žinai. Ir va tame ir yra bėda, žinai, kad, nu, Ulanovas, jeigu būtų nelietuvis, sakyčiau, būtų Metas Mičelas. Vat, prisimintume, kaip Metą Mičelą, žmogų, kuris, na, nieko negali duoti. Nu, čia, žinai, čia ne Ulanovo problema, kad jis turi kontraktą, jis pasirašė, pasiūlė, jisai ten yra, kapitonas, visa kita, čia yra tie dalykai. Bet vasarą reikės daug pasukti galvą. Žalgiriui tikrai, ką daryti su tais lietuviais. Čia dabar, žinai, buvo hypas ir Vydis geresnis už pusę Eurolygos žaidėjų. Nu, čia nesąmonė, čia jo agentas ir taip pasakė, kad už pusę Eurolygos žaidėjų. Aš tai nemanau. Aš tai sakau, Sirvidžio, iš vis man Sirvidžio ta visa tema yra toks pastarųjų metų, toks kažkoks keistas reiškinys, kai mes čia kalbam apie jį kaip kažkokį labai rimtą žaidėją. Bet jis Europos turės top scoreris buvo, negali sakyti. Nežinau. Prastos komandos. Nu, okay, jinai nebuvo prasta, jinai pateko tada į atkrintamąsias. Nu, bet vis tiek. Jo, vidutinės komandos. Vidutinės, ne? Kai turi, kaip sakyti, visus raktelius savo rankose. Jo, tai vien tik tai dėl to, žinai. Tai ir, žinai, Michaelas Flowersas pagal statistiką irgi labai geras žaidėjas, tik tai, kad Lietkabelis dabar jau gerokai žemiau. Ir Rukštavičius buvo labai geras žaidėjas irgi. Nu, prastesnis. Prastesnis už Sirvidį, bet vis tiek, žinai. Jo, tie sprendimai trenerio ir po to tritaškio, kai pataikė Giedraitis, jau atrodė +3, jau ten tų atkarpų, jau ten kalneliai buvo, ohoho, ten Žalgirio puikiai matė tas atkarpas, nereikia kartotis, kai buvo nuo pliuso iki minuso, vėl ten po to taimautų išėjo nuo -6 iki pliuso, pasidarė staigiai, ten agresyviai pradėjo žaisti, po to vėl staiga įsijungė. Ir jo, ta pabaiga, kai 3 minutės be taškų, taip ir baigiam, ar ne? Po to ten geras derinys buvo, Francisko Laisvas įsimetė, ne, dar pasišaukdino, ten gerai gavosi. Jo, viskas. Tai tas, bet dar vienas momentas buvo, kai po minutės pertraukėlės išėjo Žalgiris su deriniu Francisko, kurį labai mėgsta naudoti Masiulis, kai 2 užtvaros yra aukštai ties vidurio linija, tam, kad realiai įsibėgėjęs Francisko ten įgytų persvaras ir galėtų nueiti iki krepšio, arba išmest perdavimą, pritraukęs gynybą, arba tritaškį mest. Pirmą kartą šį sezoną, ta prasme, visų pirma, tas derinys dažniausiai pavyksta, jis labai efektyvus yra, bet aš pirmą kartą šį sezoną mačiau Francisko, kuris
situacijoje, kai galima buvo tiesiog apibėgti varžovą, jisai ten bandė splitinti 2 žmonės ir tiesiog įlindo į 2 žmonių krūvą ir viduryje aikštelės pametė kamuolį, ta prasme. Nu, tai čia man buvo toks momentas, kur iliustravo Francisko būseną. Ir aišku, sakykim taip, Francisko negali sakyti tikrai patikimas lyderis šį sezoną, kiek rungtynių Žalgirį tempė, bet tai nebuvo jo mačas, faktas. Jo, čia, žinai, didelių priekaištų tiesiog labai gerai iliustravo. Ten bandė Masiulis 2 atakas už 1 sužaisti, nes reikėjo gelbėtis jau ten. Aišku, tokių apmaudžių epizodų ten Tubelis, kai prarado kamuolį, net kovojo, ten pamušė. Tai kiek tų pamušimų buvo realiai? Kiek tokių situacijų per visas rungtynės buvo, kur Žalgiris neužvaldė kamuolio po atkovoto? Ten dar vienas lengvi taškai buvo. Neuždarė possessiono, kaip sakyti, atakos. Žinai, kartais irgi jau Žalgiris atrodo turi iniciatyvą, jau ir komentatoriai sako, reikia kabintis +6, Arkanas fucking Kilmazas, visiškas. Kur prieš tai žaidė Žalgirio pusėje, realiai, ta prasme, ten perėjo taškai, baudas darė, ta prasme, ten ir jisai meta tritaškį, ir Gosas šoka jo cilindrą, ir blogiausia, kad tai yra nesportinė. Tai yra blogiausia, jis užmynė ant kojos. Žinai, iš to labai didelio noro, kaip sakyti, jau jautė, kad galim užkabinti tą FS. Tai yra Arkanas Kilmazas. Tai nėra kažkoks ten elitinis žaidėjas. Arkanas Kilmazas, kiek iš vis tritaškių šitam sezone pataikė 0,7. Labai reikia bėgti prie jo. Ir tada po tos nesportinės 3 susimeta baudas. Ir tada Žalgirio ta klaida, kur dar 2 iš eilutės gauna, žinai. Nublemba, ten tie epizodai tokie labai apmaudūs. Šiaip iš klaidų, realiai, tas mačas, vėl kalbam apie solidumą, iš klaidų Žalgiris praleido 30 taškų. 16 klaidų, 28 taškai. Jo, čia yra gerokai per daug. Ir kažkas dar buvo, kažką dar norėjau sakyti, pamečiau mintį, bet nesvarbu. Jo, Kajus Džonsas, aišku, jo šokinėjimo, jo blokai, vienas blokas šis įspūdingas, porą kartų reikėjo pakeisti tas trajektorijas. Ir jis toliau gerina 2 pataikymą, jis nemeta 2, jis tik krauna į krepšį. Ir matom, kad 4 kėlinį žaidžia Džonsas, ne Porija, kuris turėtų būti Eurolygos viena žvaigždžių centro, bet jis toks apkiautęs atrodo po tos traumos. Jezus Marija, aš ta prasme, aš buvau pakęs, kaip Tubelis jį sugrūdo po krepšiu. 2,13 cm Porija, Tubelis tiesiog suvalgė. Žinai, pagalvojus apie Tubelį, atsimenu dar prieš sezoną, vis tiek taip galvoju, tvarkoja didelis kūnas, turbūt Žalgiris bandys kartais su juo atakuoti kažkokius silpnesnius 4 numerius, ten kokį Davido Vacą, pavyzdžiui, žinai, kai tai mažesnis, silpnesnis fiziškai. Bet nesitikėjau, kad Tubelis, žinai, paustins prieš 5 numerį ir tokį kaip Porija. Ir matom dabar kokios formos ir kokio pasitikėjimo yra Tubelis, kad paima tiesiog suvalgo. Tai kosmosas Tubelis, tritaškai, viskas. Kad ir jisai, žinai, negeriausias formas, bet vis tiek, žinai, įspūdinga. Jo, bet šiaip drąsus buvo sprendimas Laso su Šechmusu Hazeru žaisti, net ten 3 gynėjai buvo, ir Šechmusas Hazeras aikštelė, kuris epizodinis, apskritai pasirodė aikštelė antroji pusė ir ten labai daug tų minučių su juo žaidė. Labai drąsus sprendimas, toks keistas, ne, bet visai pasiteisino. Hazeru esant aikštelė, komanda neėjo žemynis, pats 7 taškus įmetė per tas 13 minučių, nes ir plius minus teigiamas, tai galima sakyti rizikingas sprendimas pasiteisina. Bet mano pabaigos tas toksai MVP yra turbūt Seibenas Lee, kaip bebūtų, jo sudėtingas pull-upas vienas, po to išprovokuota pražanga prieš Tubelį. Šiaip Seibenas Lee, aš sakau, man jisai patinka, kai mes kalbėjom, jisai tokioj komandų išėti nuo suolo pasiautėt, tarkim vietoj Modolos Seibeną Lee paimčiau su visais batų raištelės, kaip sako vienas žmogus. Aš jau sakiau, aš mielai matyčiau Kajų Džonsą be kapo Žalgiryje. Čia blemba, jo, toks žmogus, kur nereikia nieko duoti, krauna, žmogus toks užsivedęs. Jis kad ir matosi, žinai, jis yra toks grinai lengva atletis, toks, kaip jis ir ten ir sakė, neatsimenu, kuris komentatorius apie tą jo karjeros etapą, ta prasme, kai jis vaikystėje kai jis vaikystėje, žodžiu, lengva atletika užsiminė, man atrodo, trišuolis, tokia rungtis. Tai jis ir atrodo aikštelė, grinai toks lengva atletis. Jis to krepšinio atrodo nelabai gal ir moka žaisti, bet jo tas atletiškumas realiai daro skirtumą. Sakykime, ir matėm tas atkarpas, kai Žalgiris bandė užpult prieš Kajus Džonso pick and rollo gynybą, baisoka ten buvo užsibaiginėti visiems, žinai, tos savo prasiveržimus. Didelį irgi ten matėm, kaip atrodė Laurinas Birutis prieš Kajų Džonsą. Tai tikrai, sakykim taip, tu matai tuos 2 centrus ir tu galvoji, žinai, Kajus Džonsas toks nebūtų to backupu, galbūt mes vėl kalbėtume dabar biški, žymiai pozityviau apie Žalgirio šansus patekti 6. Tas paskutinis dėjimas jau nubėgo, jau ten tokį prasuko energiją, ten rodo žiūrovom, čia fojų, čia už tas visas blogas rungtynės, ne va tokia iškrova. Jo, dėja, bet tobula savaitė Nadolo, bet ne Žalgiriui, tas pralaimėjimas vėl toks ir
kitą savaitę HPL, dar pakalbėsim ir daugiau turbūt iš rungtynių nieko nepasimsim. Jo, Birutis ten, žinai, pirmoji rungtynių daly vėl pabando, praplečia rotaciją antroji daly, sako, nebereikia tavęs, bandom su Tubeliu centru žaisti ir viskas. Ne, tai sakau, laimiai, kad kol kas Mozisas Vraitas, nors vakar irgi ten buvo susidūrimas. Ir Ąžuolas Tubelis kol kas be traumų važiuoja. Tai čia labai pasisekė. Vakar Tubelis Rūbiniai pasakė vieną gerą frazę. Labai atvirai net. Taip, kad yra žmonių, kurie nenori prasižengti. Šiaip man labai patiko toks atvirumas. Čia labai retas atvejis iš krepšininkų, kad tikrai pasakytų, kas daugam yra mintyse, tai pateitų ir pasakytų tiesiai šviesiai, žinai. Tai apie pražangas kalbėjo, kad yra žaidėjų, kurie nenori prasižengti, nebadysim pirštais. Sako ir pats kartais ne vis dar. Bet čia yra visiškai logiška. Ir aš šiandien irgi apie tai galvojau, apie tą momentą su pražangom. Čia yra Kšaro mokykla, ne, tas daryti pražangas, kad stabdytų atakas. Nu gal mums Šaro, bet šiaip iš esmės čia nuo senų laikų. Nuo Felikso Kriaučiūno laikų. Nu taip, bet čia taip užakcentuota buvo, ne, prie Šaro ypatingai, sakykime, prie Šaro tas buvo svarbu. Visos komandos stengiasi tą daryti, visi treneriai daugiau mažiau akcentuoja, bet jau Šaras ten, žinai, kaip sakyti, jau ten spardydavo. Tai rungtynė žiūrint su Paryžiu, matėm šitą spardymą užpakalio dėl bonuso buvo labai. Tai Masiulis irgi apie tą patį, kad maždaug galima taip sutaupyti apie 10 taškų numažinti nuo varžovų. Aš nesu iki galo to tikras, aš galvoju, labai priklauso, kas tas pražangas daro. Nes įsivaizduok, jeigu, tarkime, Francisko tikrai padaro kažkokią pražangą ten antram kėliny, kuri bus trečiajam, pavyzdžiui. Turiu minį, kad jeigu tie lyderiai įsimeta save į pražangų problemą, tada galbūt tu sustabdęs tą vieną ataką, tu turėsi žymiai daugiau problemų, nes tavo lyderis negalėjo žaisti minučių, kadangi jis turės sėdėti ant suolo taupytis. Bet čia turbūt ne apie jos kalba. Vakar Francisko Orgosas pasiėmė tų pražangų po 4 ar ne. Ir šiaip man tai pirmas žmogus Mozė Raitas, kuris pražangų. Galbūt ir apie jį, bet vėlgi, tai lygiai taip pat labai svarbus asmuo. Žiūrėk, Žalgiris turi realiai priekiniai linijoje, taip gerai, 3 žaidėjus. Iš esmės. Ten Ulanovas kartais pasislenga iš 3 į 4, bet iš esmės, Vraitas ir Tubelis yra žmonės, kurie yra žiauriai svarbus. Jeigu kažkuris turi problemų su pražangom, tada realiai, pavyzdžiui, Vraitas turi problemų su pražangom, tada Tubelis turi visiškai uždengti 2 pozicijas, iš esmės, nemaža dalim. Tai faktas, kad jisai saugosi ir nenori prasižengti, nes jisai supranta, kad jeigu jisai prisirinks pražangų, jis nežais komandai, bus ragas. Mesgi kalbam, kad, sakau, labai svarbus tie yra 4, tas Big Four. Ir kai dar trūksta tokio normalaus backupo 5 pozicijoje, tai taip, tai jie tauposi tada, žinai. Tai man tiesiog labai įdomu būtų, aš manau, kad yra skaičiuota, gal net, man atrodo, kažką esu skaitęs, kad NBA yra skaičiuota šitas dalykas, kiek iš tikrųjų tu išloši tas pražangas darydamas ten iki bonuso, ne. Tai paskaičiuota, kad nebaisiai išloši, ko gero, nes tu tiesiog anksčiau tą bonusą atsineši savo, tiesiog paskui bus daugiau situacijų, kada varžovas mes baudų metimus, nes tu būsi bonusą daugiau minučių, daugiau atakų. Bet NBA rungtynės ilgesnės. Daugiau atakų. Bet mintis tame, kad, gerai, Žalgiris įeis į bonusą likus, tarkime, 5 minutėm, ne? Darydamas pražangas kaip reikia. Arba 4 minutėm. Yra viena, kita yra, kai Žalgiris įeina dabar į bonusą arba iš vis neįeina ir, sakykime, nesiunčia žmonių už kiekvieną prisilietimą prie baudų metimo linijos. Tai čia klausimas, sakau, bet jie tada iš pakašio susimeta, ne? Kažkur taip, faktas, sakau, kad nėra, žinai, čia vieno gal teisingo kelio, bet aš nemanau, kad tikslinga yra sakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu mes būtume pražangas darę kokybiškai, tai mes būtume sutaupę 10 taškų. Nebūtinai. 2 gal taškus, gal 4 taškus būtumėt nuėmę, bet nebūtinai 10, nes čia išsitempia paprasčiausiai ir lyderiai prisirinkę pražangų negali žaisti ir tada kenčia viskas, ir polimas, ir gynyba, ir taip toliau. Aš tikiu, žinai, dėl NBA, nes NBA greitesnis žaidimas daug daugiau atako, tai akivaizdu ir ilgesnės rungtynės, tai aš tikiu, kad tas bonusas gal, bet Eurolygoje, gerokai kitaip, ir tempas mažesnis, ir atakų mažiau, ir svarba jų didesnė, tai gal Eurolygoje kitaip, žinai, jeigu protingi dėdės, ar dabar mes galime abejoti Šaro. Tai faktas, tai čia tik mano požiūris. Ta prasme, tai jie geriau žino, kas be ko. Taip, tai sakau, jie turbūt, kaip man atrodo. Jie turbūt, žinai, tas pasiemus vienas rungtynės, grinai pasižiūrėti, kur tu galėtum suskaičiuoti, kad prieš bonusą padarytum, valgy gal tavo substeko idėja, ne? Galbūt, jo. Paimt rungtynės. Bet čia labai, būtų šiaip toks rimtas darbas, ta prasme. Vienas rungtynės, pavyzdžiui, ne, paimt kaip pavyzdį, tarkim, ne su Anadolu Efes. Iš vienų matai, darytis išvadas irgi. Okay, tarkim, iš kelių pralaimėtų, kur akcentuota, kad galima buvo padaryti. Pasižiūrėti, kur realiai galima buvo nutraukti ir ką galima buvo atsimti iš to. Ne? Bet tada labai sunku paskaičiuoti dėl to, kad, tarkime, jeigu būtų, pavyzdžiui, sakau, Francisko padaro 3 pražangą, ne antram kėliny. O po to pažiūrėti, bet tu nežinosi, kokią įtaką turės jo nebuvimas aikštelėje. Jo, arba, pavyzdžiui, jeigu skaičiuojant, pavyzdžiui, tada, kai yra bonusas, tada jau po to bonuso žiūrėti tas baudas, kur nemetimo momentų, kiek tų praradai.
jau būdamas bonusai, vat pavyzdžiui, tokį, vat. Nu, kažkokį va tokį, vat, žinai. Vat būtų įdomu, gal jie turi paskaičiavę, mes nežinom tokių dalykų, žinai. Kai turi 10 asistentų, kažkuriam gali duoti tokį. Tai tiesiog man taip labai patiko tas atvirumas Tubelio ir kažkaip privertė kažkiek susimastyti, kad tikrai čia nėra, manau, taip juoda balta, kad vat, būtinai pražangas daryti yra gerai. Nesakau, kad negerai, bet čia yra ne šiaip sau tie žaidėjai kartais nenori to daryti. Ne šiaip, akivaizdu, Francisko 26 minutės 2,1 pražangos šitam sezone. Mosesas 22 minutės 2 pražangos. Modolo 18,5-1,3 pražangos. Manau, dar vienas žmogus, kuris Modolo, pavyzdžiui, aš kalbu, klausimas, kas daro. Tai Modolo drąsiai turi daryti pražangas. Tai būtent jis rolinis žaidėjas. Tie roliniai žaidėjai turi daryti pražangas. Gedraitis turi daryti pražangas. Kiti turi daryti pražangas. Aš kalbu tik tais apie tos pagrindinius žmonės. Realiai Modolo iš tų, kurie žaidžia, neskaitant Rūpštos, Mikalauskas ir Vydžio Biručio, jis daro mažiausiai pražangų. 1,3 pražangos per 19 beveik minučių. Tai čia labai mažai. Bet ir kitas dar momentas, kad irgi kalbam apie tą reikalavimą daryti pražangas ir žaidėjai toliau nedaro pražangų, bet tai yra problema, nu tai treneris turi tą išsireikalauti. Kaip bežiūrėsi, nu ta prasme, jau 2/3 sezono praėjo, mes vis dar apie tą patį kalbam, kad, sakykime, vėl praleidžiam daug taškų dėl to, žinai, nes nevykdo reikalavimo. Tai, ir niekas nepasikeitė. Ir visada tas pats, ta pati tema paliečiama po tokių pralaimėjimų outsideriam. Ten nepadarom pražangų, vėl apie tą patį. Tai nu, negerai, žinai, nu, tai tas nesikeičia, žinai, tas vis tiek turėtų kažkaip keistis, tobulėti, nu, čia reikia kažkaip, kad ir žaidėjai, aišku, labiau įsiklausytų trenerių ir matyti, nežinau, gal ar treneris neišsireikalauja, kaip yra, kur atsakymai, žinai, šitoje vietoje. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jo, tai gerai, gera diskusija čia gavosi, įdomių kampų palėtėm, einam prie kitų komandų. Karščiausia komanda Stambulo Fenerbahčė 6 pergalės iš eilės šiuo metu Eurolygoje. Ir pirma vienvaldystė, plus 2 pergalės prieš artimiausią varžovą Olympiakosą, kuris irgi vienom rungtynėm mažiau sužaidęs ir tarpusavio mačas laukia. Tai Feneris toliau tęsia dominaciją. 2 savaitę laimėta prieš Barsą, laimėta prieš Paryžių. Na, prieš Barsą ten jau galima buvo užtikrinčiau įsidaryti rungtynės, bet išbarstė pranašumą, prieš Paryžių buvo labai įdomus mačas. Ir ten jau viskas buvo taip, kaip tas bonusas buvo labai akcentuotas. Tas bonusas jau ten po kiekvienos geros pražangos Šaras plojo, po kiekvienos nepadarytos pražangos rėkė. Daug emocijų, sunkios rungtynės. Na, prieš Paryžių laimėti namie, na, yra reikalų, kaip bebūtų, bet jie sugeba įsitraukti ir šitą mačą. Ir ten pabaigo gerų dalykų buvo, gerų dalykų. Nando Dekolo tritaškis iš kampo, toksai veteraniškas, labai geras, kuris po to Hortno Takerio baudų metimai prametami leido išgyventi Paryžiui. Nu ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad galiausiai susidarė tas rungtynės Fenerbahčė, bet antros dalies MVP yra Tarikas Biberovičius, kuris per pirmą pusę nieko nepadarė. Per antrą rungtynių dalį sumetė visus savo taškus, 21 balas ir 19 taškelių. Šiaip Biberovičius gerą formą dabar demonstruoja. Pasižiūrėjau pastarosiuose 5 rungtynėse 15 taškų vidurkis. Tai, nu, solidu. Mes kalbėjom, atsimeni sezono pradžioje, kad labai trūko jo 3 taškių, dabar žiūrėk pataiko. Ir tai jau yra rimtas ginklas. Ir šiaip pasižiūrėjus, aišku, sakau, Fenerbahčė tą gylį, tai jeigu vienas nesužaidžia, kitas sužaidžia tokiose rungtynėse, kur irgi tikrai nežaidė gerai, bet kažkaip išsitraukė. Nors, sakau, ten Paryžius realiai atidavė tą mačą, galėjo pasimti. Tai, tik rodo, kad turi tą charakterį, žinai, čempionišką charakterį kažkokį, kuris jau formuojasi. Net ir pas tuos, sakykime, komandos naujokus, kurie vis tiek, kaip pavyzdžiui, Hortnas Takeris, kurie tikrai gerai žaidžia ir tas lemiamas minutės. Šiaip Fenerbahčė šį sezoną Eurolygoje panaudoja 17 žaidėjų. 17 žaidėjų. Krisas Silva 2 sužaidė, traumą gavo, bet būtų žaidęs ar ne. Žagaras, kaip sako Kurtnaitė, Žagarsas vėl traumuotas. Skoti Vilbekinas 5 mačų traumuotas, Dekolo 6 žaidžia, kada prisijungė. Mahmutoglu gal išimam iš to 7 rungtynės, bet ir Metedžanas Birsenas 14. Tas žmogus, kuris irgi tapo tokiu visišku X-faktorium, kur iki tol nieko nerinkdavo, dabar pirmą tritaškį pataikė šitam sezone. Šiaip kaip bebūtų, Feneris su visais reikalais, kokia kokybė, kur ką duoda, bet jie turi 17 žaidėjų panaudoti, okei, sakykime, Birsenas, gal ir Mahmutoglu tokie, kur tu jų normaliom aplinkybėm neleisi. Nu ir Žagarą, sakyčiau, aš irgi neskaitau, bet tu turi 14 gerų žaidėjų. Ir
neveltui Šaras sugeba išlikti Eurolygoje viršūniai dabar užkopti, turėti 6 pergalių pranašumą, nes yra medžiagos. Čia nėra, kad jie turi 10 žaidėjų ir vienam iškritus subyra. Jie turi gerą sistemą ir gerų žaidėjų. Taip. Gilis labai svarbu reguliariame sezone. Tas tikrai, tą matom labai akivaizdžiai stebėdami Monaką, ta prasme, kur ten iškrito 2 dideli žmonės ir jau yra labai rimtų problemų priekinėje linijoje ir tada, aišku, labai sunku yra laimėti rungtynės. Jo, Paryžius dar atsiėmė nuo Bayerno, tai 0-2 šią savaitę ir Bayernas yra antra karščiausia Eurolygos komanda šiuo metu, tai yra 4 pergalės pailiui, Müncheno Bayernas. Ir aš nežinau, ar mes Bayerną gerai -3 pergalės nuo įkrintamųjų, čia būtų kosmosas, jeigu jie sugebėtų, bet Bayernas šią savaitę žaiddamas be Vladimiro Lučičiaus sugebėjo iškovoti abi pergalės namie, viena prieš Paryžių, kita prieš Monaką. Taip, yra problemų Monake didelių, bet Bayernas sugeba skinti pergalės ir vėl fantastiškas Maikas Džeimsas buvo, realiai tose rungtynėse vienintelis Maikas Džeimsas norėjo žaisti krepšinį, jeigu tai pasižiūrėjus. Ir, nežinau, Danielis Teisas atrodo nenori gal žaisti krepšinį, aš kaip tik galvoju, gal atvažiuos į gimtąją Vokietiją, į savo kraštą, bet, kaip sakoma, savam kieme tvoros nežydė. Tai čia labai tinka Danieliui Teisui, kuris tragiškai šiaip atrodė ir pati komanda Monako atrodo ta, kur vakar skelbė, kad 15 milijonų eurų skolų yra ir galvoja streikuoti Prancūzijos lygos rungtynėse. Nes kunigaikštystė perima valdymą, ten, kurie kažkokie turėjo būti susitikimai, bet jie vis nukeliami, o pinigų sąskaito kaip nėra, taip nėra. Ir tas man kelia daug klausimų. Ir aš turiu vieną idėją, kodėl Maikas Džeimsas taip draskosi. Jisai vasarą nori eiti į laisvų agentų rinką. Jo, tai turbūt jisai nori parodyti, kad žiūrėkit, aš nesu, man pinigų nemoka, žaidžiu, aš noriu žaisti krepšinį, hebra. Aš tikrai geras vyras, esu, jūs mane paimkit. Tai man atrodo, Maikas Džeimsas čia žiūri labai savo užpakalio, ne tik Monako. Visko gali būti. Tai faktas, žinai, kai tu negauni atlyginimo, tas nusiteikimas vis tiek sudėtingas yra. Ir dar tu turi, sakau, tą problemą su ta rotacija. Vis tiek, kai bežiūrėsi, Kevarijus Heisas buvo žiauriai svarbus jiems čia šito atkarpoje. Ir dabar be jo, tu turi labai skystą tą priekinę liniją. Tu turi nesiginantį Mirotičių, tu turi Taisą, kuris yra neformų ir šiaip atakuojamas, sakykime, žaidėjas vis tiek savo, ten apačioje 1-1 gali tikrai jį ten sugrūsti ir panašiai. Tai labai sunku, tada tie gynėjai, žinai, ant jų laikos viskas puolime, o kai jie nėra ten super, sakykime, motyvuoti, tai tu turi tokį rezultatą, tokį žaidimą, žinai. Tai nežinau, su Monaku turbūt nieks čia labai nesikeis tol, kol nesusitvarkys tų finansinių problemų. Spėčiau, kad artimiausiu metu vis tiek turbūt tie atlyginimai bus sumokėti ir tas Heiso grįžimas irgi, kuris čia nusimato artimiausiu metu, ne, kitą savaitę gal jau. Sukaukė, ja. Tai turėtų kaip ir galbūt stabilizuota situacija. Nemanau, kad taip Monakas ir nugrims, kaip sakyti. Bet šiaip Monakas, taip žiūrint paprastai, jie nieko nebepasistiprins. Ir aš juos braukiu iš finalo 4 kontenderių. Ne tik dėl to, kad, man atrodo, jie jau nebeatsiloš, ką prarado, aš nematau jų taip tiesiai toli keliaujant ir jie dar turi tą baną ir realiai jiem net neapsimoka dabar jau mokėtų pinigų, jeigu turėtų, nes po banų nuėmimo Eurolygos taisyklėse rašoma, kad turi mėnuo praeiti. Tai viskas, jie nebespėja. Tai ką jau ten be prisiveši, žinai, su ta komanda, kokią jie turėjo, kol viskas buvo gerai. Tai jie labai gerai atrodė, ta prasme. Jie ten turėjo 2, 3 puolimo gynybos reitingus, ta prasme, kamuolių dalinosi geriausiai, daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikdavo Eurolygoje, ta prasme, to talento yra užtektinai, kad jie kažką nuveiktų. Nežinau, aš dar taip jų neišbraukčiau. Viskas priklausys nuo to, kaip čia susitvarkys su tais finansais visais, ar ten algas gaus ar užsimotyvuos kažkam jau tam sakykime, didžiajam tikslui sezone kažką nuveikti. Ir šiaip, žinai, Bayernas nuo Pešičiaus atvykimo 2 gynybos reitingas Eurolygoje, apie ką mes kalbėjom, bet 2 reitingas man padarė įspūdį. Vis dėlto šito komanda gali gintis, ne kaip Gordy Herberto laikais. Vis dėlto vienas atėjęs žmogelis, senukas, Sveta Pešičius, gali komandą kardinaliai pakeisti. Čia net nėra jokių kalbų, nėra jokių papildymų. Dimitrievičius atvažiavo, bet jis Dinvidį pakeitė. Nieks neįrodys, kad Dimitrievičius geresnis žaidėjas už Dinvidį. Žinai, su tais pačiais žaidėjais sugebėjo pasiekti geresnį rezultatą. Ir nepaisant to, Bayernas iki sezono pabaigos tik su Pešičium turi kontraktą ir dabar dairosi į Bono Navarro. Šiaip kaip to valgiai Bonas Navarro, ar tu fanas jo? Žinau, neturiu kažkokios ypatingos nuomonės susiformavęs. Kiek mačiau,
struktūriškas tas krepšinis, ką jis žaidžia pakankamai. Čia Malagos Unikakas. Jo, ta prasme, tikrai ten turėjęs labai gerą, sakykime, atkarpą tą komandą. Bet tokie, žinai, man atrodo, kad tas prieimas ten toks labiau yra ilgalaikis, kad tu, žodžiu, formuoji tą klubą, tą komandą ilgą laiką, toks šeiminiškas, žodžiu. Tai aš nežinau, ar tai labai gali veikti Eurolygoje, kur vis tiek tu iš Bayerno pozicijos esi tokioje, sakykime, nedominuojančiai padėti, tu neturi ten didesnį biudžetą už kitus, kur tu savo gali ramiai viską, žinai, statytis. Tai nebent tu ten ateini kaip NBA komanda su ten kokie, nežinau, 3 metų planu, kad, žodžiu, dabar čia mes metus kitus auginsimės ten kokius rūkius, ta prasme, kuriuos prisitraukiam. Jo, prisitraukiam kažkokius tai talentingus žaidėjus iš žemesnio lygio ar iš G lygos ir maždaug duodam jiem laiko ten sueiti į kažkokią tai darinį, kažkokį veikiantį. Tai nežinau kokiu jie keliu čia eis. Šiaip, kas liečia Pešičių, puikiai dirba, sakyk, ką nori, ta prasme. Ta komanda sustatyta taip, kad, labai logiška, ką jie ten daro. Tikrai gynyboje tvarka tokia, drausmė jaučiasi. Žaidžia tokį vokišką krepšinį, žinai, sakytum, kaip vokišką futbolą. Krepšinis, aišku, gal nėra vokiečių toks jau, sakykime, super drausmingas, bet... Čia Paulius Išgalvis mėgsta vokišką. Jo. Alų ir vokišką futbolą. Tai ta prasme, esmė, kad, sakau, komanda tikrai labai gerai žaidžia ir visiškas pokytis nuo to, ką matėm prie Herberto. Jo, ir dabar 12 pergalių, 15 pralaimėjimų, -3 iki play-ino, likus 11 turų. Sakyčiau, dar pakankamai daug reikia nuveikti. Tai, bet galima tik pasveikinti, kad tai nėra komanda, kuri tiesiog nurašė sezoną, reikia dvelniop, o tikrai sprendimas, vienas pakeitimas. Šiaip apskritai pažiūrėjus tos Eurolygos komandos, kad ir dugne, dabar Arasvelis labai ten daužomas, ne. Anadolu 2 pergalės pasiėmė, Paryžius, 2 pralaimėjo, bet buvo per metimą nuo Fenerio pergalės, ne. Tada Partizanas sugebėjo atsigauti. Šiaip pastaruoju metu pažiūrėjus šitam savaitėm, tai yra tų lavonų atgimimas, kažkoks prisikėlimas. Nėra nei vienos komandos, kuri tenai nuleidžia rankas, ten kažko neregistruoja, kažką tenai daro. Visi labai sąžininkai kovoja, nors tos komandos jau seniai dėl nieko nekovojo, po pirmo rato mes jas nurašėm, o jau antro rato vidurys, ne. Tai, bent jau dėl to galima pasidžiaugti. Pažiūrėsim, Bayerno, aišku, dabar laukia 3 išvykų atkarpa, Makabis, kur visada sunku žaisti ir tikėtina, kad ten jau nepavyks pratęsti savo 4 pergalių serijos. Tada Realas išvyka ir Zvezda išvyka, tai čia, manau, ir sustos turbūt Müncheno krepšininkai. Bent jau dabar yra už ką pagirti, ne? Dar viena karšta komanda, 3 pergalės iš eilės, tai yra Milano komanda, kuri yra prispausta prie sienos po pralaimėjimo Žalgiriui. Mes kalbėjom, kad, Milanui jau bus labai sudėtinga kažką nuveikti ir tada sekė pergalės prieš Partizaną, tada savaitė 2 pradėta prieš Baskonę, easy, visiškai lengva pergalė, Baskonė nemoka išvykose žaisti. Ir tada vakar iš besdėta pergalė prieš Vilerbano Svelį. Reikia pasakyti, kad Nybo gavo traumą, nežais porą savaičių, tai reiškia jau tik tai po FIBA lango įmatysim ant parketo. Na ir vakar galėjo Svelis laimėti, bet per pirštukus, per 0,1 sekundžių nelaimėjo, nes buvo pakartotas metimas. MBA Ndžiaja tą kamuolį bandė įgrūsti, bet jau kai degė švieslentė, buvo 0 degė, tai jau viskas per vėlai. Bet Svelį vėl galima pagirti, kaip jie sugebėjo, vėl Brianas Angola, jo lyderystė rungtynių pabaigoje, leido sugrįžti ir leido likti per 0,2 sekundės nuo pergalės. Jo, kol kas Angola žaidžia tikrai geriau, negu galima buvo tikėtis, žinant jo statistiką Gran Kanarijoje. Wow. Apie kurią kalbėjom praeitam podcast'e, tai dabar einant prie Milano, tai jo, vos neprisižadės tuos Svelių, kad ten realiai tas rungtynės kaip ir turėjo, ten likus 3 minutėm plus 10 turėjo, bet tada ten šiaip ta lydėjus klaida, žinai, ten paskui, sakau, ta pabaiga tokia, išsigelbėjo ir ką dabar vis dar yra kovoj dėl įkrintamųjų ir iš esmės dabar turės kitą mačą, kitam turėjo turbūt tokį kertinį, sakyčiau, su Dubajum. Taip, čia realiai komandos, kurios dar gaudo. Taip, tai čia bus labai svarbu jiems iškovoti pergalę ir ne tik dėl to, kad dar iš esmės laimėjo, jeigu Žalgiris pralaimės HPL-ui, prisivys Žalgirį pagal pergalės pralaimėjimus, bet ir dėl to, kad čia pagrindinis konkurentas turbūt dėl to, dar dėl to, sakykime, kabinimosi į krintamasis. Jo, ir Milanas, negali sakyti, kad neturi iš ko, ar ne, matom, kad Niko Meninos grįžo į tą rotaciją, Lorenzo Braunas nušalintas, Armoni Bruksas po kelių labai prastų mačų vėl priminė apie save 2 dublis, kad jis ne vien gali mesti krepšį, bet ir 10 atkovotų kamuolių, 10 atkovotų kamuolių gynėjui.
iš 35 komandos atrodo įspūdingai tikrai. Dar tokiam gynėjui jisai nėra ten kažkoks, sakykime, didelis labai žmogus. Jo, tai sakau, ir Bryantas Dunstonas vakar. Vieną blokelį, vis dėlto. Dėdė, klausyk. Dėdė vieną blokelį išrašė, bet dėdė išprovokavo 3 pražangas, visos jos buvo metimo metu, 6 baudų metimus metė. Dar Dunstonas, vat neveltui Milanas pirko 3 centrą, nežino, kad Nybo yra, trapus, kaip sakytų Masiulis. Trapus. Kai bežiūrėsi, Dunstonas 3 centras, vis tiek Milanas turi 3 centrus, žinai. Tote dar buvo, bet sako, ačiū gero, bet paleido jį. Tai šiaip, kas dar įdomu toj komandai, tai Guduričiaus forma. Vakar jau dabar, kaip jis žaidžia ir šią savaitę, ir šiaip pastaruoju metu tikrai jau panašu įeidinėja į tą savo gerą sportinę formą. Ir dabar, kai nebėra Brauno, man toks atrodo vienintelis toks patikimas kūrėjas perimetre, iš esmės labai daug pasiėmęs yra tos kūrybos, ten atsiveda kamuolį Elisas, paduoda Guduričiui ir tada tas įsprendžia, žinai, ten pick and rollose. Tai... Per pastarosius 3 turus 6,5 perdavimo. Taip, tai jeigu taip žais, tikrai čia, sakyčiau, čia yra labai svarbus žaidėjas Milanui, tikrai, žinom, vasarą kokie buvo lūkesčiai, sezonas sudėtingas, bet lemiamų metų panašu, kad įeidinėja į formą. Kalbėjom Dubajus, sako, mes grįžusi mūsų, čia galim dar padaryti dalykų. Aišku, namie yra, aš neįsivaizduoju, ir namie yra ta pati taisyklė, jūs atkreipkite dėmesį. Milanas, Dubajus 3 kėlinį sugeba rungtynės arba grįžti, arba nulaužti, būtent Dubajų žaisdami. Dabar vėl, pirmas rungtynės prieš Olimpiakosą. Jau atrodo, Olimpiakosas turi tas rungtynės, ne? Jau atrodo, sugeba pratęsimas, ar ne? Tada pratęsime 13-3, užmėti, užbėgo, jokių reikalų. Tada kitos rungtynės prieš Madrido Realą. Atrodo, jau Realas turi kišenį. Tada Aleksejus Lienas išeina aikštę, irgi eina žaisti už Dubajų, kai vakar Erkanas Ilmazas už Žalgirį. Bet kas Kariolo... Kaip Lenas žaidė, klausyk prieš Pavo, tai negali sakyti, žinai. Bet kodėl? Blemba, jisai išėjo ir subirėjo žaidimą, su lik Lenų išėjimu subirėjo to komandą. Tai jį užatakavo labai gerai, Dubajus vėl kalbama, ne apie tą centro faktorių išsitraukė. Bruno Kaboklo. 3 porą, bam. Bruno Kaboklo, pick and popo, 5 numeris, užtaškė visiškai Leną, ta prasme, tą fleto gynybą. Ir ten buvo kertinis momentas, ten lūžo rungtynės iš esmės. Tai būtent tokie išsitraukimai, plus Mūsų pradeda žaisti, ta prasme, Mūsų jau kažkokią formą parodė. Tai blemba, Mūsų 25 balai. Tai ta prasme, kaip bežiūrėsi, Dubajus žiauriai daug talento turi. Ir tas talentas, jisai šią savaitę realiai laimėjo jiems tos abu mačus. Jo, ir ten po to, nors ir Baconas tragiškai žaidė, bet jo tas prasiveržimas ir Baconas sprendė ir su Realu rungtynės šį kartą, nes mes daug kartų kalbėjom, kad Baconas ten laidojo komandas, ketvirtuose kėliniuose. Tai čia ši savaitė buvo Bacono. Ir su Realu jisai išsprendė, ir su Olimpiakosu pratęsime irgi sprendė. 1-1 žaidimų. Oskariolo sprendžia, tai iliustratyviai Lenas per minutę 42 esant 8 taškus Realas pralaimėjo. Ir čia buvo esminis. Čia grinai, ta atkarpa trečiam kėliny kertinė, sakau, išėjo Lenas, išėjo Kaboklo, iš karto Golemacas ant Kaboklo pick and popo. Ir manau, čia buvo dalykas, kas turėjo nustebinti kažkiek Skariolą. Nemanau, kad jie labai tikės, kad Kaboklo taip užtikrintai 3-3 įkabins jo. O šiaip kalbant apie Realą, tai man nepatinka Skariolo rotacijos pastaruoju metu. Nežinau, aš kažkaip, jau nekalbant apie tai, kad ten yra problemų, aišku, su kūryba perimetre, čia visą sezoną bestinčios problemos, bet su Pavo ten, sakykime, irgi sprendimas Felizą laikyti ant Granto, kai Grantas realiai dominuoja visą ketvirtą kėlinį ir paskui tu lemiamų atako vis tiek ginasi prieš Grantą, ta prasme, nesupratau šito dalyko, ir paskui ten skundės tai žingsniais, taip, ten ta koja pasislinko, aišku, tas parketas ten yra slidus labai, toj Pavo salėje, jis toks specifinis, tai sakykime, ta kojelė biški pasislinko Granto darant tą judesį, bet nemanau, kad čia, žinai, gali taip labai kabintis. O perlaikė šiaip labai Lailsą, kur irgi Pavo atakavo, Lailsas puolime realiai nieko nedavė, bet jisai žaidė praktiškai visą ketvirtą kėlinį. Tai nežinau, tokie dalykai. Ir Realas išvykose 4-10. Ir vėl tas pats Realas, kuris išvyko, negali laimėti. 2 savaitės metu buvo pralaimėjimai, prieš tai buvo Paryžiui buvo laimėta. Jo, Paryžius laimėjo, tai 3 išėlės išvykos iš pralaimėjimai. Taip. Ir dabar laukia Belgrado Partizanas. Tai kaip ir kalbėjau, man atrodo, kad kažkuriam podcast'e man taip Realas atrodė iš tų komandų, kurios gali kristi truputį žemyn, sakykime, iš to viršaus, tas jų šuolis ten trumpas į tą ketvirtą, apsilošus ten silpnas komandas, jo, kažką galėjo labai ten pozityviai nuteikti, bet nežinau, manęs jie kažkaip neįtikina, kaip bežiūrėčiau.
Šiaip rungtynė su Pau pabaiga buvo kosminė, ar ne, ten Juančiai įmeta tritaškiau jas, tada kitoje pusėje Bam, Hezonė 2+1 padaro ir tada galiausiai Grantas lemiamas įmeta. Bet prieš tai dar tas išėjimas prie spaudimo irgi realiai turėjo +1, nesugebėjo 22 sekundėm likus išėti prie spaudimo. Čia lemiamas momentas realiai buvo, žinai. Jo. Kas irgi kalbu, sakau, apie gynėjus, apie taip, Kampaco kartais nuostabus, bet trūksta ten dar vieno kažkokio žmogaus, kuris galėtų būti patikimesnis. Būtent, Malendonų nėra, bet ir sakau, man kažkokio dar antro numerio ten trūksta ir kaip bežiūrėsi, su Felizu, sorry, toli nenuvažiuos, ir su to pačiu jų, žinai. Ir šiaip Pau vėl tos pačios problemos dėl priekinės linijos, Holmesas tragiškai atrodė, bandė Faridas, bet Faridas jau kažkur Bahamose gal. Ir po tų rungtynių Erginas Atamanas triumfavo, kumštukus rodė į titulus, kad atnešiu titulą. Ir po 2 dienų tiesiog košmaras ištinka Atėnų Panathinaikos komanda, nuvažiuoja į Belgrado Partizano areną ir yra sutriuškinta, sudaužyta. Ir Rogovopolo išvarimas labai gerai iliustruoja tos rungtynės, bet čiuvakas visiškai pametė galvą. Lakičius ten įlindo po jo odą. Aišku, taip, ten Lakičius, bet taip trinktelt, žinai, su to pietuku, žinai, taip agresyviai. Ir ten taip numušė. Juokingiausia, kad dar po rungtynių laukis ten prie Rūbinės, taip. Žinai, maždaug kažką pasikalbėti norėjo. Tai toks. Norėjo jaunuolį paauklėti. Jau tau turėtų būti gėda, žmogau, tau turėtų būti gėda Lakičius, kuris yra visiškai jaunuolis, kaip Žalgirio Rupštavičius toks būtų, ne? Tu eini čia muštis, aiškintis, tragiškos rungtynės ir Atamano to žiūrėjimas, bet aš jau suprantu, žinai, jis taip sėdi ketvirtam, taip sėdi, žiūri, galvoja, Lesoras žais, Nano žais, imsim titulą. Tik neaišku dėl Lesoro, dėl Nano dar klausimas. Ir... jo, žinai, kas žino, rims titulą, jeigu Lezoras nežais, sakykime. Ne, be Lesoro, be šansų. Ką tu su Holmesu, Jurcevinu ir šituo Mitogluoju arba Faridu, tai pamiršk. Ir man šiaip juokinga kartais kažkaip vis išgirstų tokių labai hype ant to Pau sudėties. Kas čia tokio įspūdingo? Turi žaidėjų, bet jie nežaidžia. Gerai, suprantu, Nanas, taip. Slūkas, jisai išeina, žinai, ten tas atkarpas gerai sužaidžia, bet irgi veteranas, jį labai atakuoja gynyboje. Ir 2 savaitės metu antrose rungtynės jis nebegyvas, viskas. Osmanas, taip, geras žaidėjas, okei. O kas dar? Hernan Gomezas, kuris toksai realiai, tikrai nežaidžia to krepšinio šį sezoną gero. Realiai 3 žaidėjai tokie tikrai geri. Kas dar tokio čia įspūdingo? Džedė ten tos rungtynės prieš Partizaną tragiškos buvo, aišku, nieko nepadarysi. Ten jau, kai Toliopolo eina aikštė, tai jau, žinai, gali nuleisti rankas. Su Realu Džedė labai gerai žaidė. Taip, su Realu gerai. Bet Slūkas nebegyvas jau buvo, antros 2, vis dėlto amžius, jau tu darai, ką nori, žinai. Ir tuos 4 pozicijos dabar norėjo Jebuselė nukeliavo į Čikagą pas Buzelį. Bet Nigelas Heisas Deivisas yra laisvas kaip paukštis. Ir dabar vyksta muštynės HPL'is prieš Panathinaikosą. Kas daugiau duos pinigų? Arba pas ką labiau norės Heisas Deivisas? Aš galvoju, kad Heisas Deivisas ne tik apie pinigus galvoja. Aš irgi taip manau, bet aš eičiau į Pau. Į Pau eičiau. Taip, aš eičiau į Pau. Dėl Atėnų, dėl Graikijos, dėl sudėties, man HPL su ta visa trintim, man ne. Man tai problema yra su Pau ta, kad jeigu aš ateinu į Pau ir jeigu, sakykime, man truputį nepasiseka, tai aš būsiu atpirkimo ožių. Atamanas mane padarys atpirkimo ožių realiai. Yra, kampas yra. Aš nenorėčiau eiti į tokią situaciją. Aš geriau eičiau į HPL, ta prasme, talento prasme, netgi sakyčiau, HPL'is labai panašiam lygiai kaip Pau yra, tikrai kaip bežiūrėsi. Bet HPL'is legacy neturi, žinai, vadinama. Legacy neturi, taip. Aišku, Misičius tragedija, yra apie ką pagalvoti. Įdomu iš tikrųjų, kokį sprendimą priims Heisas, bet ko gero grįž, žinai, aš manau, kad... O gal Feneris paskambins? Sakys, Mika Jantunėną skolinam kažką. Jeigu nori garantuotai, jeigu tikrai nori geriausio šanso laimėti, tai tada Feneris, bet pinigais, ko gero, svers čia tiek HPL'is, manau, gali daug išsimti tas savininkas, toks pat kaip Jano Kopolo, žinai, iš esmės. Jo, nes žiūrint pinigais, gerai, Realas dar galėtų pagalvoti, bet jiem kaip ir nereikia. Turi laisvą, o Kekę, tarkim, nereikia. Feneriui irgi nereikia. Krisas Silva nusipirko dar +1 žaidėją. Jantunėną turi, ten turi toj priekinė linijų krūvą žaidėjų, šiaip skakim, 17 žaidėjų. Tai, nebent, gal Barsa dar yra variantas, šiaip jie 4 numerio tokio padėti. Bet Barsa neturi pinigų tiek. Tai irgi gal neturi. Kontraktų nemoka jie. Tai va, tai realiai, nelabai daug tų vietų yra, kur tu galėtum pagalvoti apie titulą ir dar būtų labai gerai, žinai. Tai pažiūrėsim, kur baigsis. HPL'is 4 pralaimėjimai išėlės ir ten viskas dega atvira liepsna, ten labai blogi reikalai.
ir tie reikalai blogi. Yra pirmiausia, tai kaip ir kalbėjom, Įtūdis jau pradeda duoti Izraelio krepšininkams žais. Matom aikštelį ir Palatiną. Timoras išbėga pamėtyti. Jėzus, čia ne krepšininkai, čia yra nežinau. Bet čia toks, man klausyk, čia ženklas, žinai, treneris, kai bando pradeda pataikauti, žinai, aš nežinau, ten aišku, kiek čia fanai neva. Fanai ir čia, o įdomu, kaip su savininku, jis irgi, žinai, reikalauja, gali būti, kad jis irgi, žinai, beprotis. O gal bijo fanų? Bet čia yra blogai, čia jau treneris jau praranda autoritetą. Realiai, kai tu pradedi ten, žinai, pataikauti, leisti tos žaidėjus dėl to, kad kažkas tavęs ten iš šono prašo, tai yra negerai, žinai, nes tu jau tada, kad ir kaip ten pasibaigs, tu jau truputį prarandi autoritetą kitų žaidėjų akyse. Ir tas labai matosi, ypatingai ketvirtuose kėliniuose, kai yra minutės pertraukėlė, pasižiūrėk, kaip ten tie APL amerikiečiai klausosi to Įtūdžio. Ten krapšto nosį, vienas į kitą žiūri, šnekas kažką, išeina, paskui nedaro, kas yra susitarta. Ir ne pirmas kartas. Zvezda, koks ketvirtas kėlinys tragiškas buvo, 6 taškelį ir Zvezda laimėjo tas rungtynės 12 taškų per paskutinį kėlinį plus 19 pasidarė. Tai tos rungtynės ir nulaužė. Gerai, 3 kėlinius, viskas gerai, nepaisant to, kad Mica tenai pajuto neva kažkokius skausmus ir nežaidė, bet jie laikėsi dar neblogai. Išas 3.5 iš 5 buvo. Jo, ir ketvirtam, ką, Jonesas pavargo, paprasčiausiai jautės, kad tikrai per daug pasiėmęs ant savęs, kažkiek pavargo, o daugiau nėra kam traukti. Micičiaus tu neturi. Plekniai, toks ant savęs tą metimą gali ten išsimest, bet tokių, kad kūrenčių žaidėjų, nėra ten labai, žinai, daugiau. Tai manau vis tiek esminė bėda, kad tavo brangiausias žaidėjas ir brangiausias Eurolygos žaidėjas iš esmės žaidžia kaip, ką žinau, tu net nelabai kartais gali su juo žaisti realiai, nes jis tiesiog žaidžia į minusą. Ir tas labai matėsi kitose rungtynėse, ta prasme. Su Valencija, kur ten buvo, parodija. Žanas Montero realiai, parodė, apie ką yra Micičius šį sezoną. Žanas Montero, 38 naudingumo balai. Realiai HPL turėjo tas rungtynės kišeniai. Aš galvojau, Valencija antrą iš eilės išvyką pralaimi. Ir tai buvo visiškai ne Valencijos krepšinis. Jis tiek mažai tritaškių metė, tiek mažai pataikė, per toj baudos aikštelė labai daug ieškojo laimės. Aš galvoju, blemba, čia ne Valencijos basketbolas, čia ne taip turi būti. Ir jie vis tiek sugebėjo grįžti į tas rungtynės. Taip stepas po stepo, kaip sakoma, nebuvo kažkokių tenai didelių atkarpų, porą metimų, taimautas, vėl porą metimų. Ir jie sugebėjo grįžti. Žanas Montero, aišku, kaip tu sakai, labai gražiai viską išplovė. Dar jie galėjo laimėti ir per reguliarų laiką, bet Montero ten nepataikė paskutinio metimo. Jo, realiai ir tas pratęsimas irgi galvoja, žinai, apie Įtūdį. Tas Micičius tragiškai žaidžia. Bandyk, sako. 0-6 tritaškai išleidžia pratęsimą Micičius. Ko tu tikės, ta prasme, kad jis tau pradės dabar kažką temt, duos kažką? Tai palauk, bet Masiulis vakar lygiai taip pat su Francisko tikėjo. Pačioj pabaigoje. Bet žiūrėk, bet nelygink, žiūrėk, Francisko. Bet jis vakar prastai atrodė, ne? Ne, gerai, vakar prastai. Aš apie tas rungtynės, jo. Bet Francisko statusas Žalgiryje ir jo žaidimas, ta prasme, jis tikrai užsitarnavo, kad tu jam duosi jau tą šansą net ir prastai žaidžiant, kad tau, žinai, lemtų kažką. Gyvens ir mirsis. Jo, būtent. O Micičius, visą sezoną yra lavonas visiškas, ta prasme, nėra ką kalbėti. Sakau, blogiausias kainos kokybės žaidėjas Eurolygui, čia by far. Tai ta prasme, ir tu eini su jo žais pratęsimą. Ir tokio irgi nebus. Nebus Eurolygoje žaidėjau 6 milijonus tokių žaidimų. Nebus. Aš esu tau tikras. Gali bet ką mokėti žaidėjų, kuris nusipelnė, tikrai nebus. Dabar Heisų Deivisai duotų ten 6 milijonus, tikrai nebūtų tragedijos, žinai. Ir tu matai, kad realiai Micičius, jeigu taip lyginsim su tuo etapu Efese, kažkas yra negerai, biškelis su tom kojelėm ten. Ta prasme, gynyboje pasižiūrėk, kaip jo kojas dirba. Tu atsimeni Žalgirį, kaip jis gindavosi, kaip kojelės lankiodavo. Dabar jis kaip medinis visiškai įkaltas, jį ten ir ne tik puolime jis tragiškas, jį gynyboje muša ten prasiveržimais, kas nori. Ta prasme, tas pats Montero, matai, kaip supainiojo tas kojas, bet ta prasme, ir paskui dar 2+1 ten lemiamo atakoje pratęsime irgi buvo per Micičių. Tai, gynyba tragiškai, žaidėjo, kuris buvo šiaip vienas geresnių gynybos žaidėjų perimetre Eurolygoje, jis tapo skylę iš esmės, o puolime, jis mėtų savo nesąmonės. Ir aš jau matau veidus kitų komandžiokų, kur, žinai, Micičius atsivaro, pabumsi kamuolį, tada tokį, žinai, pullbacko driblingą. Ir Veličkos tritaškį meta, iš 10 metrų, žinai. Ir nepataiko, aišku, 0-6, ta prasme. Bet grinai, kaip Veličkos tritaškį. Jo. Tai, ta prasme, Visi apsivėmė, aš manau, Micičiaus yra tragedija. Šiaip ketvirto kėlinio pabaigoje ta Kriso Džonso pražanga puolime, ten labai slidus epizodas. Ten peržiūra buvo, suko, žiūrėjo. Bet žinai, po peržiūros, jeigu priėmė. Tai viskas, aš sakau, kad labai slidi situacija. Labai slidi situacija ten buvo, žinai. Tai ir HPL taip, yra tų reikalų, jau kalbam apie Dmitrijų Įtūdžio kėdę, taip pat, kad Micičius nesutarė su komandos draugais. Ir Algis ką tik paaiškino, kodėl gali nesutarė su komandos draugais.
Nes turbūt ateina, sako, klausyk, senė, tu akcininkas komandos 6 milijonai, nu, blemba, bet tu mus tempi žemyn, nu, ką tu darai? Aš Micičiaus vietoj, kai jau ten pratęsimę leidžia, aš net nematau tikėjimo savim, sakyčiau, treneriui, ne, nu, davai nereikia. Ne, nu tikrai, nu. Bet tu įsivaizduoji, bet bus tik blogai. Kokio lygio tu dasivedi, kad tu realiai tu matai, kad jis tiesiog geriau, jis jaučiasi, kad jis tikrai iš savo kūno kalbos toks jausmas, kad jis nenori žaisti. Jis toks nedurnas bičas, šiaip Mica nėra durnas bičas. Taip, bet ir kaip, žinai, ir aišku, čia yra tas momentas, kad būtent tas atlyginimas irgi slegia, žinai, tas lūkestis, tai yra vis tiek. Tai jis palauk, akcijų gavo. Taip. Tai čia yra 0,8 tritaškai, nu tiesiog košmaras. Jamas Madaras šiaip geras rungtynės sužaidė, va, tas Izraelio frontą atlaikė, bet Timoras, va, 5 minutėlės palakstė, Palatinas 4 minutės. Šiaip Madaras gerai žaidė, tikrai. Madaras labai gerai žaidė. Išpildė tas, sakykime. Bet Palatinas ir Timoras, nu atleiskit. Nu, plemba, nu atleiskit. Jie nėra Eurolygos, jie nėra nieko žaidėjai, yra Izraelio lygos žaidėjai. Tai aš manau, kad į Tūdžių gali būti lemiamos rungtynės su Žalgiriu. Gali būti. Jeigu grįž Bryantas. Bus. Nes kol Bryanto nėra, tol yra pasteisinimas. Visi pralaimėjimai 4. Taip, 4 pralaimėjimai be Bryanto. Ir nu, tas irgi ketvirtuose kėliniuose, nu taip, nu HPL trūksta kažko, kas galėtų iš Joneso biški pasimti ant savęs, žinai, nes ir tas krepšinis pas juos ten sudėtas labai primityvus yra. Tiesiog viskas ant gynėjų, pick and rollai, 1-1, nu tai jeigu tu neturi realiai geriausią savo žaidėją perimetre ir turi realiai vienintelį Jonesą, kuris gali tau kažką duoti ten, susikurti, nu tai faktas, kad sunku. O Bleiknį, jeigu nepataiko tritaškių, viso gero. Taip, nu Bleiknį iš tikrųjų tai yra irgi iškiau overrated žaidėjas, jisai toks labai vienpusiškas. Bet prieš Valenciją gerai buvo, jis įtraukė. Jisai gali užmesti, taip, bet sakykime, jis nėra tas, kur tipo tu duosi kamuolį, kur, žinai, kitiems. Jis toks gali užmesti, bet nėra stiprus kūrėjas. Jo, tai tokie reikalai atvažiuos penktadienį HPL-ės į Kauną. Atvažiuos ketvirtadienį, žais penktadienį, taip. Tai Elijah Bryantas turėtų būti jau. Tai realiai visos šaškės stumdomos ant to, 5 pralaimėjimai, bet tai kuo dabar jie pakeistų, tai tu negi skambins gerbiamui Andrėją Trinkierį, nu vėlgi, ką tu ten, ar apsimetėlį Luko Bankį, apsišaukėlį trenerių, skambys apsišaukėlį trenerių. Šiaip yra apsišaukėlį nemažai, dar toks Kažkovas yra, man atrodo, bet dar irgi pasikviesti. Irgi labai geras. Tai šiaip dabar gal nenuvarytų komandos jau nuo kojų, ta prasme, jau sezono galas pats tas gelbėtojo vaidmenį. Pats tas gali ant 7 drožti, žinai, ramiai savo. Blemba, apsišaukėlių yra, jeigu norit pabandyti, tai prašom. Žalgiris ant vieno apsišaukėlio pataikė, tai geriau nereikia daugiau. Ir dabar brangiai moka. Jo, dabar milijono apsišaukimo kaina, ne. Ok, tos pakalbėjom. Šiaip dar buvo įdomių dalykų. Makabis, akivaizdu, dar viena komanda, kuri sugebėjo laimėti abiejas rungtynės. Pirmos savaitės rungtynės buvo laimėtos prieš Partizaną paskutiniu metimu. Ir tas paskutinis metimas Jimmy Clarkas. Ir Jimmy Clarkas kitose rungtynėse prie Zvezdą ramiai Zvezdą išplovė. Aš tau sakiau kažkada, kiek čia laiko jau atgal, kad Jimmy Clarkas gali būti geras žaidėjas Eurolygoje. Jis tikrai turi potencialą. Jimmy Clarkas ir vakar... Ok, po 2 kėlinių turi persvarą Makabis, bet tu matai, kad 3 kėlinių Zvezda ateina supykus. Jau ten Sašo atidrožio einam žaisti, bet Makabis nepalūžo nifiga. Sugebėjo išnaudoti visus savo reikalus, Jimmy Clarkas sugebėjo, Jereno Horda, Ošajus, Brisetas, kiek kamolių polimėjame. Tiesiog nieks netitveria 6 polime ir jo vienas tas kertinių atkovotų kamolių, kur uždarinėjo rungtynės. Tiesiog nieks nesugebėjo pribėgti ir atitverti. Ir dabar šiaip Ošajo Briseto geras laikas, TJ Leafas iškrito, jisai turėtų daugiau pasitikėjimą gauti ir daugiau naudos atnešti. Jo. Vakar 28 minutės dar neregėtas laiko tarpas ant parketo. Jo, išsitraukė Makabis tokius mačus irgi. Tokia komanda, kur matėm kurį laiką išgyveno tokį identiteto paieškų gal etapą be Lonnie Walkerio, žinai, kaip žaisti be savo lyderio. Bet prašau, pastaruoju metu atsirado Clarkas, kuris realiai pasiėmė Walkerio rolę ir dabar tikrai daug puolime sprendžia. Ir tos 2 pergalės, tai irgi abejos pabaigose, nors aš sakyčiau su Zvezda, tai pati Zvezda prisižaidė žiauriai, ta prasme. Ir didžiausias Zvezdos problema šį sezoną yra klaidos. Tai yra daugiausiai klystanti komanda, man atrodo, Eurolygoje. Ir kai tu starto penkete ir tam smogiamajame penkete, ne, tu turi McIntyrą ir Nvorą, kurie kartu klysta po 5,2 karto, man atrodo, per mačą. Dar Monekė mėgsta pamest kamuoliuką ir kažkokią nesąmonę į medį lipdžinai. Tai tu turi problemų kartais. Ir čia buvo irgi abu mačai iš tikrųjų tokie, kurie prisižaidė visiškai su savo klaidom. Ir praeitą savaitę dainavau Donatui Motiejūnui dainą ir neįsipildė 2 savaitę 0 minučių. Indėlis į pergalės 0. 2 minutės žaidė su Dubajum, mačiau. Su Dubajum 2 buvo. 2 minutės žaidė, ką tu kalbėjai. Atsiprašau. Kaip aš nepastebėjau, kad 2 minutės prieš Dubajų, 2:17. Taip.
bet vakar irgi nieko. Ir ką ir mes prognozavom. Ir nepaisant to, kad tada savaitgalį Adrijos lygoje ten draskė, tai Adrijos lygoje galės draskyti, bet Eurolygoje panašu iš rotacijos krenta. Šiaip Zvezdai galima pasakyti, kad Maccabi pasisekė. Tos paskutinės atakos Voros metimas, tada Kaliničius, nublemba. Ten jau galima buvo įmušti tą kamuolį, pats po to griebėsi. Ir galiausiai McIntyre'as per anksti pašoko, jis jau ten besileisdamas tą kamuolį pagavo, būtų normaliai pašokęs, būtų tiesiog pabaigęs tą metimą. Bet 3 metimai per paskutinę ataką ir visi galėjo įkristi. Jo, klaidos ir būtent tie, žinai, lemiami metimai nesukrito ant Voros irgi, abu šiaip geri metimai buvo pakankamai, galėjo tikrai vieną įmesti ir būtų kitoks rezultatas. Jo, kad tą dieną gerai žaidė, negali sakyti, kad jis ten čiaukino, žinai, tai jo. Kaip bežiūrėsi, šiaip Zvezda rimta komanda vis tiek. Taip. Jau dabar susidėlioja tas rolės, to fiziškumo turi daug, ūgio daug, ta prasme gynyba žymiai pagerėjus, tai manau, kad bus visiems problemų su jais. Jo, Olimpiakosas nieko ypatingo, vakar sumindė Virtusą, apie Dubajų kalbėjom, Barceloną kalbėjom, HPL, Realas, Zvezda, Pau aptarėm, lyg ir praėjom, plius minus tos komandėlės, Baskonė, Dubajų. Valencija dar tik tais, man atrodo, mes mažai. Prieš Anadolą ten be šanso ir tada kalbėjom apie HPL su ją rungtynės. Tai tiek, kad aš pasižiūrėjau, Valencija nuo sausio 8 dienos, kai pralaimėjo Monakui, turi 14 gynybos reitingą. Kur komanda, kuri šiaip šį sezoną tikrai solidžiai gynėsi visada, žinai, bet pastaruoju metu, nežinau, kažkaip labai šlubuoja gynyba. Ir man tik tais keista būna žiūrint rungtynės matyti Martinėzo tą kūno kalbą, žinai, kur toks sėdi treneris, žinai, taip ramiai stebi, kaip baigsis, tai baigsis čia, žodžiu, tos rotacijos susidėliotos, jau kas kada turi eiti. Toks jausmas man toks Philas Jacksonas Eurolygos, ta prasme, kur viskas bus kažkaip pasibaigs, ta prasme, ar pergalė, ar pralaimėjimų, ta prasme, bet tam didžiajame paveiksle, žinai, čia mes vis tiek kažkaip taip gerai išvažiuosim. Tai, Philas Jackson geras. Jis toks labai romaus tokio būdo, žinai, treneris atrodo. Kartais prasproksta emocijom, bet toks, žinau, stebėtojas. Romaus, jo, kaip Arvydas Romas Sabonis. Taip. Ir vakar Barsa prieš Basko sunkiai laimėjo. Bet Žuelis Para ten gerai ištraukė. Parodė, kad puolime gali kažką duoti. Žuelis Para vakar tikrai X faktorius ir liūdna žiūrėti, kai nėra žaidėjo. Tomašas Satoranskis 6 minutėlės tragiškai atrodė, sako, nebežais. Panteris traukė, po to į Rūbinę nuėjo, neaišku, kas jam ten atsitiko. Nublemba, manęs Barcelona kol kas 4 vieta, labai gerai laikosi tuo, kad neturi duobių. Už juos duobės yra HPL, Realo, Panathinaikosas, tai vat ir tas pats Monakas, kalbėkime, ne? Jeigu ne tos duobės, vargu ar Barsa būtų ten, kur dabar yra. Ne, tai čia, žinai, ta lentelė irgi, kaip bežiūrėsi, čia nėra ką labai žiūrėti, antra vieta 17 ir tada yra Žalgiris 9 vieta 15, tai čia per pergalę 2, po kito turo vėl gali visai kitaip viskas bus susidėlioję, tai čia tiesiog, jinai dar čia, aišku, Barcelona konkuruoja dėl to 6 ir turbūt konkuruos dar labai ilgai, bet ne faktas, kad išeis, tikrai komanda nėra labai solidė, kad finalo 4 nepateks, tai aš jau kuo toliau, tuo labiau įsitikinu. Aš nelabai matau jų laiminčių seriją su tuo, ką jie turi, nežinau, kažkaip, nebent pasiseks gauti gerą varžovą. Nebent. Šiaip Donatas Urbanas rašė, kad Patrikas Milsas nori žaisti krepšinį. Mane šitą naujieną labai nustebino. Dėl to, kad Patty Milsas paskelbė, kad baigė karjerą ir jis jau įsidarbino Havajaus universiteto sporto direktoriumi. Okay. Tai žmogus, taip, jisai žmogus. Čia tas atvejs, kai sako, žinai, marškinėlius pakabina, užsideda švarką, tai čia atvirkščiai, žodžiu. Taip. Švarką pakabins, užsidės marškinėlius. Labai keista, nes buvo, žinai, šiaip ta naujiena vasara, jinai taip gana tyliai ir aš taip vieną dieną pastebėjau, žiūriu, Patrikas Milsas čia Havajus spaudžia ranką, galvoju, o tai palauko, tai NBA viskas, žiūriu, taip, jau Havajai, retiring, viskas Havajai. Okei, galvoju, nori smagiai pagyventi, žinai, bet pasirodo, kad jis nori Eurolygą ir kaip Donatas rašo, kad yra siūlomas komandom. Tai Barcelonai Patty Milsas, man atrodo, būtų neblogas variantas, žinok. Bet ar jis dabar gali žaisti krepšinis, tai va klausimas, kokios formos. Bet jis prie tų veteranų labai gerai tiktų. Ne, tai aš sakyčiau, jeigu Patty Milsą pasirašytų Barcelona vasarą ir tada jis turės normalų training campą, visą kitą, tada okei, tada žinai. Nežinom, kad FIBA krepšinį labai geras žaidėjas. Žinom, Australijos rinkiniai, ką jis žaidžia. Bet vis tiek ir amžius, dabar tu išeini čia, net iš vis jokio... Nežinau, aišku, kiek jisai gal kažkiek sportuodavo ten, bet, ką tu ten gali labai prisportuoti, dabar tu ateitum į komandą, kuri jau yra, jau finišo tiesioji, sakykime, visiškai nežaidęs. Nežinau. Kas rizikuotų, man tai žiauriai keista.
Man irgi toks keistas. Kažkas, kam desperatiškai reikia gynėjo. Bet labiau ar Eurolygos komandai dėl vietinio fronto, ar Eurolygos komandai dėl Eurolygos fronto? Nu, tai Eurolygos, pasižiūrėjus iš tų topinių, kas tokioj desperacijai būtų, aš nežinau, nematau. Monakas būtų, bet neturi kaip. Žinai, neturi kaip. Ten Pavo neims. Pavo beje Grigonį metė į aikštę, jau kai tritaškį į durį, taip, kad toks yra žaidėjas. Partizaną įmetė tritaškį. Tai buvo, wow, čia man savaitės highlightas, Grigonis ant parketų įmetė tritaškį. Bet jis ten labai smagiai sėdi toje antroje eilėje, žinai, kurios Soliukas žaidėjai yra antras Soliukas. Tai jis ten su Jurcevenu įsitaisęs buvo, ten smagiai sėdėjo, mačiau. Jie galiausiai išleido tritaškį ten į durį, bet dar tada Pavo dar nebuvo taip beviltiškai. Čia nėra tas, žinai, dar laikėsi. Jo, tai Patty Millsas, nežinau. Dar viena naujiena buvo, kad Donatas tas pasako, kad Kuzminską Eurolygos komandoms siūlo. Man tai skamba kaip pokštas. Kiek aš kartų girdėjau šitą Kuzminską Eurolygos komandą? Tai, bet gerai, prieš kažkiek metų dar būtų make sense, bet dabar jis mano metų, jau viskas. Nes mes su Mindaugu tos pačios kartos. Sezoną aš kažkaip nelabai Prastai neįsitvirtino, po traumos grįžo, Jakajo skaičiai gerokai kritė, žinai. Neva siūlo Eurolygos ir Čempionų lygos komandom. Tai aš nežinau, Eurolygos komandų Kuzminską, kuri paimtų, nėra tokios. Aš būčiau labai nustebęs. Būčiau labai nustebęs. Labai nustebęs būčiau. Tikrai. Nežinau, Vaseliui net nereikia, ten turi toj ketvirtoje Selijose, jam nereikia. Manau, kad čia kalba eina gal jo būtent apie Čempionų lygą, žinai. Ja, bet Eurolygos komandom pasiūlė. Aš jaučiu, kažkas pasijuokt galėjo nuo tokio pasiūlymo. Tai, manau, žinai, čia tas standartinis agentas, žinai, kai būna su tais agentais irgi, aš kai dirbęs atsimenu, tai ten Vilkams siūlydavo, žinai, Eurolygos žaidėjus, ta prasme, nes jie nesifiltruoja pagal jokius kriterijus, kai kurie agentai, tiesiog viską siunčia, ką turi. Tai po to atrašai žinutę, sakau, o tai kurie čia mums žaidėjai įmanomi įperkami, nu tai palauk, patikrinsiu. Ir tada dingsta, žinai, ilgam laikui. Tai būna tokių agentų nemažai. Ir čia gali būti tas atvejis, kad tiesiog, žinai, sąrašą nusintė, ten yra Kuzminskas, nu tada išėjo tas lygas kažkur ir dabar. Na, aš tikiuosi, kad Kuzminskas ras gerą komandą, manau, kad Čempionų lygų drąsiai gali žaisti Eurolygą, gal jau too little too late, kaip sakoma, žinai. Bet tik nereikia į Žalgirį, gerai? Nerašykit komentaruose, kad Kuzminskas Žalgirį. Manau, ne, žmonės. Kažkaip jau nebėra šito. Nebėra, nes nublemba, praėjo veteranus. Žalgiris nėra toks skistas jau, kaip sakyti. Nu taip, jis dabar vietoj ko, tai pala, mes turim Slyvą, turim Tubelį ketvirtoje, nu tai kur. Jau šiaip dabar visi, žinai, nueina tas naratyvas, kad tie lietuviai visi skysti silpni labai yra, žinai. Tai dabar dar vieną čia prikabinsi, tai nelabai. Tada, bet žinok, jeigu būtų balsavimas tautos, pavyzdžiui, Ulanovą keičiam į Kuzminską. Aš dar nesu tikras, kaip baigtųsi tas balsavimas. Sakai, Ulanovą labai heitina visi. Manau, kad taip, žinai. Manau, kad jisai čia... Žinai, man būtų, aš, pavyzdžiui, balsuočiau, kad imam Mindaugą. Vien dėl to tokio įdomesnio naujo kvapo. Nu, nes kiek priperstas kambarys tas pats Žalgirio. Ties kvapas pasibaigtų ties... Tie patys sėdė. Antrom rungtynėm, kai Kuzminskas su -3 ar -4 išeitų. O jeigu porą tritaškių. Ir tada, žinai, Ulanovo labai visiems trūksta. Bet o jeigu dėjimuką kokią, energiją, ten viską, nu, blemba, tu čia žinai. Tai va, tokie įdomesni reikalai. Jo, daugiau lik Eurolygoje nieko tokio sensacingo neįvyko. Lik tai visus perėm tas komandas, kurios galėjom perėti. Šiaip Partizano atgimimas visai smagus. Reikia priminti, kad jie buvo per metimą nuo Makabio pergalės. Tai irgi kaip jau gyrėm tas komandas, kurios tarsi nieko nedarė. Tik Virtusas traukėsi iš kovos dėl play-ino, jau galima drąsiai išrašyti kvitą, kad jie yra baigę tą pasirodymą. Ir tas pasirodymas baigtas su lyg pralaimėjimas vėliai. Labai nelaikų Morganas traumą patyrė. Vienas pagrindinių vis tiek žaidėjų, kaip bežiūrėsi puolime ir be jo žiauriai sudėtinga jam ten kurtis kažkokias situacijas, gerus metimus. Ir matos iškart su taškų skaičiais, iš karto su Asveliu 70. Čia beviltiškas visiškai pralaimėjimas Olimpiakosui. Tai jo, nepasisekė. Nors ta komanda tikrai, kur visą sezoną matėm, visada kovoja praktiškai. Jo, ypač namuose. Ir šiaip pagalvojus, Olimpiakosas 40 taškų pirmavo po 3 kėlinių. Koks yra skirtumas tarp to? Čia, aišku, atvyksta dvi komandos. Viena neturi Morgano, keliavo, kita iš Dubajaus keliavo, bet atvažiavo pikta, nes pralaimėjo Dubajui, po pratęsimo tikrai Barcokas ten nepaglostė žaidėjų. Tai čia buvo tie aspektai, kur kiek 40 taškų skirtumas, Aseninė, mačiau, kad taip talžytų. Mes matėm Žalgiris talžo, tai Žalgiris mes žinom, Žalgiris solidi komanda, gali sutalžyti ir Monaką, ir Partizaną, ir Asvelį, bet Virtusą taip sumuš, kuris pastovi rodavo charakterį, tai jau yra kažkas tokio rimtesnio iš esmės. Taip, tai... Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ir mes pabaigiam su kito tūro spėjimais, kadangi viengubas turas, 28 turas,
prasidės vasario 12 dieną. Ramiai Stambulo Anadolu Efes priims Bolonijos Virtusą. Ir Anadolu tęsia 3 pergalių seriją. Jo, turbūt. Makabis namie prieš Bayerną. Aš už Makabį vis dėlto. Makabis. Olimpiakosas priema Zvezdą. Čia įdomu, bet aš už Olimpiakosą. Oliai. Barsa prieš Paryžių namie. Manau, kad Barsa namie pasiims Paryžių. Turbūt, jo. Aš irgi už Barsą. Valencijos Vėlis turbūt irgi akivaizdu, kad Valencija turėtų pasiimti. Žalgiris Hapoelis. Štai toks atspėjimas. Klausyk, 5 namų komandos. Gerai. Būsiu dabar nepopuliarus, bet pasakysiu, kad Hapoelis. Aš, blemba, taip irgi būčiau į Hapoelio pusę, bet dabar žiūrint, kas ten vyksta, su Itūdžiais, Elijah Bryantas, jeigu bus nežaidęs 3 savaitės, koks jisai bus. Aš vis dėlto manau, kad Žalgiris dabar pradeda naują seriją, kas antrų rungtynių, vėl pastebėk pastaruoju metu kas antros. Dabar laikas laimėti ir dar namie. Važiuojam žaliai balti. Daug dievė, kaip sakyt. Monakas namie Baskonija. Baskai tragiškai žaidžia išvyko, bet Monakas tragiškai žaidžia pastaruoju metu. Bet aš vis tiek manau, kad Monakas išlaikys tą tokią garbę ir sugebės apsiloš Baskus. Jo, Monakas. Pao Feneris. Čia už Fenerį. Čia Fenerį. Labai įdomu. Bet už Fenerį vis tiek. Jo. Milanas Dubajus. Čia irgi labai įdomu. Aš vis dėlto statau už Dubajų, žinok. Kad būtų įdomiau, aš už Milaną. Aš būtent už Dubajų dėjau, kad mažiau tų komandų, kurios namie laimi, žinai. Aš kažkaip man Dubajus irgi patinka tas talentas, visa kita, bet išvyko prastai žaidžia, iš tikrųjų. Prastai. Įmu Milaną. Kabengėlė galės pasiautyti, nes prieš antrose rungtynėse prieš Realą buvo visiškai nieko, minusinis Kabengėlė buvo. Ir Partizanas Realas, blemba, Realas tragiškai žaidžia išvykoje, ar sugebės ketvirto išvyko iš eilės. Reikia kažkaip laimėti prieš tą judėti. Partizaną. Dar jie buselė, jeigu atvažiuotų, priliektų, būtų labai įdomu, bet neprilieks. Čia referuoju legendinės muštynės tarp Partizano ir Realo. Tik iš Partizano nelabai kas jau prisimena tas muštynės, o iš Realo dar yra menančių tas muštynės ir Tavalesas, ir Kampaco ir panašiai, žinai. Tai tokia buvo 2 savaitė, mes per Valentino dieną sustinkam. Ir pažiūrėsim, širdelį priklijuosim, bučinukų nusiusim ir aptarsim, koks buvo turas. Tai jeigu pažiūrėjote iki galo, prisijunkit prie kanalo, kaip surimavo, prenumeruokit kanalą, paspauskit laiką ir pasimatom po savaitėlės. Viso geriausio, iki. Visą.